Kas yra fluoras ir kodėl jis yra pavojingiausias pasaulyje elementas? Sveiki, čia Engineering Detaliada. Ar kada nors susimąstėte, koks yra pavojingiausias cheminis elementas pasaulyje? Ar egzistuoja toks elementas, kuris yra toks reaktyvus, kad jį vos įmanoma sulaikyti? Gebantis reaguoti beveik su viskuo, prie ko prisiliečia, net ir su jumis. Ir dar daugiau. Ar gali būti, kad tas pats elementas, tik kita forma, yra jūsų dantų pastoje arba puode, kurį naudojate gamindami maistą? Šiandien atskleisime fluoro paslaptį. Elementas, kuris yra tiek pat žavus, kiek ir bauginantis, turintis reputaciją būti pavojingiausiu periodinėje lentelėje. Bet ar tikrai taip yra? Ir jei taip, kaip inžinerija sugeba pažaboti šią pabaisą, kad suteiktų mums neįtikėtinų privalumų? Bet vis dėlto, kas yra fluoras? Fluoras yra cheminis elementas žymimas simboliu F ir turintis atominį numerį 9. Jis priklauso halogenų šeimai, kurie yra žinomi dėl savo didelio reaktyvumo elementarioje būsenoje. Kitaip tariant, kai jis yra vienas, jis nėra kietas ar skystas, o dujos. Jis yra blyškiai gelsvai žalsvos spalvos ir turi aštrų erzinantį kvapą. Ir ši dujinė forma yra F2, kad suprastumėte jo prigimtį. Jis yra tankesnis už orą dujos, o jo lydimosi ir virimo taškai yra itin žemi. Tai reiškia, kad jis išlieka dujinis net ir labai žemoje temperatūroje. Bet kas iš tikrųjų daro jį tokį ypatingą, arba tiksliau, tokį reaktyvų? Raktas norint suprasti fluoro savybės slypi jo atominėje sandaroje, o dar tiksliau savybėje vadinamoje elektroįgėmumu. Pagalvokite taip. Visi atomai turi tam tikrą elektronų alkį, kad užpildytų savo išorinius sluoksnius ir taptų stabilus. Tačiau iš visų elementų fluoras yra pats alkaniausias. Jis turi didžiausią elektronų traukos galią, todėl yra itin stiprus oksidatorius. Kitaip tariant, jis atima elektronus beveik iš bet kurio kito elemento, kurį sutinka. Ir daro tai su įspūdinga jėga. Šis elektronų troškulys daro jį reaktyviausių periodinės lentelės elementu. Su juo juokų nėra. Jis sprogstamai reaguoja su dauguma metalų, su daugeliu nemetalų ir net su kai kuriais inertiniais dujomis, kurios garsėja savo inertiškumu. Pavyzdžiui, jei jis susilies su vandeniu, įvyks smarki reakcija. Išsiskirs šiluma ir susidarys gana agresyvūs produktai. Šis ypatingas reaktyvumas, dėl kurio jis laikomas pavojingu, bet kartu paradoksaliai daro jį nepaprastai naudingą įvairiose srityse. Kodėl tada šis elementas laikomas tokiu pavojingu? Fluoro pavojingumas jo elementarioje formoje, dujų F2 pavidalu, yra daug didesnis nei tik jo reaktyvumas. Tai ėsdinamosios ir labai toksiškos dujos. Įkvėpus, jis stipriai pažeidžia kvėpavimo takus, sukelia plaučių edemą ir netgi gali baigtis mirtimi. Patekęs ant odos, jis sukelia stiprius cheminius nudegimus, o jo junginiai, susidarę reakcijų metu, gali būti nemažiau pavojingi. Vienas įžymiausių jo reakcijų šalutinių produktų yra vandenilio fluorido rūgštis. Skirtingai nei kitos stiprios rūgštys, tokios kaip sieros ar druskos rūgštis, kurios sukelia iškart juntamą skausmą, vandenilio fluorido rūgštis yra klastinga. Ji prasiskverbia pro odą, beveik nesukeldama skausmo pradžioje, pažeidžia audinius ir dar svarbiau puola kaulus, nes iš organizmo ištraukia kalcį. Šis lėtas ir gilus poveikis gali sukelti rimtus organų ir sisteminius pažeidimus. Todėl kontaktas su vandenilio fluorido rūgštimi yra itin pavojingas ir sunkiai gydomas. Jo gebėjimas ėsdinti stiklą, pavyzdžiui, parodo, koks jis yra agresyvus. Įsivaizduokite elementą, kurio negalima laikyti paprastame stiklo inde. Bet ar jis tikrai toks pavojingas? Kodėl fluoras yra toks svarbus inžinerijoje ir pramonėje? Čia slypi didžioji problema – fluoro paradoksas. Jo itin didelis reaktyvumas, kai yra kontroliuojamas ir nukreiptas, gali sukurti junginius, turinčius stebėtinai stabilias ir naudingas savybės. Pagrindas slypi tame, kaip jis jungiasi su kitais atomais.
Jis sudaro labai stiprius cheminius ryšius. Fluoras nusiramina ir sukuria medžiagas, kurių savybių nebūtų įmanoma gauti jokiu kitu būdu. Greičiausiai garsiausias pavyzdys yra politetrafluoretelenas, geriau žinomas kaip PTF arba teflonas. Šis polimeras, sudarytas iš anglies ir fluoro, yra medžiaga, kuri prieštarauja logikai. Jis yra nelipnus, atsparus aukštai temperatūrai ir beveik visiškai inertiškas beveik visoms cheminėms medžiagoms. Visa paslaptis ta, kad ryšiai tarp anglies ir fluoro yra nepaprastai stiprūs. Jie apsaugo pagrindinę anglies grandinę ir daro medžiagą itin stabilę bei nereaktyvią. Dėl to jis tampa nepakeičiamas nelipniuose keptuvėse, pramoninėse dangose, medicininiuose implantuose ir net kosminiuose kostiumuose. Be teflono fluoras atlieka svarbų vaidmenį gaminant puslaidininkius. Pavyzdžiui, mikroschemų pramonė naudoja fluoro junginius graviravimo arba ėsdinimo procesuose, kurie išraižo mikroskopinius grandynus silicio plokštelėse. Be tikslaus ir kontroliuojamo fluoro junginių reaktyvumo mūsų kompiuterių ir išmaniųjų telefonų miniatiūrizacija nebūtų įmanoma. Energetikos sektorėje fluoras yra gyvybiškai svarbus urano sodrinimui. Kad uranas galėtų būti naudojamas kaip kuras branduoliniuose reaktoriuose, jis turi būti sodrinamas. Kitaip tariant, urano 235 izotopo proporcija turi būti padidinta. Tai daroma paverčiant uraną urano heksafluoridu arba UF6, kuris yra dujos. Dėl masės skirtumų tarp izotopų, UF6 gali būti atskirtas centrifugose, leidžiant koncentruoti uraną 235. Taigi, fluoras yra pagrindinė grandinės dalis energijos gamyboje. Tema, kurią jau esame nagrinėję kitame vaizdo įraše. Bet palaukite. Ar dantų pastos fluoras yra tas pats fluoras, apie kurį kalbame? Tai puikus klausimas, kuris dažnai sukelia daug painiavos. Fluoras, kuris savo elementarioje dujinėje formoje gali pridaryti tiek žalos, nėra tas pats, kurį randame dantų pastoje ar fluoruotame vandenyje. Jūsų dantų pastoje yra fluorido jonas. Tai fluoro atomas su papildomu elektronu. Todėl jis yra stabilus ir turi visiškai kitokias savybes. Labai mažose koncentracijose, tokiose kaip naudojamos geriamajame vandenyje ir dantų pastose, fluoridas padeda stiprinti dantų emalį, todėl dantys tampa atsparesni ėduoniui. Tai klasikinis pavyzdys, kaip dozė lemia nuodingumą ir kaip cheminė elemento forma radikaliai pakeičia jo savybes bei poveikį, nuo mirtino dujų iki sąjungininko burnos sveikatai. Taigi, fluoras yra pavojingiausias pasaulyje elementas savo elementarioje dujinėje formoje. Jis tikrai yra vienas iš reaktyviausių ir agresyviausių. Jis reikalauja ypatingos pagarbos ir tvarkymo laikantis griežčiausių saugumo sąlygų pramonėje. Tačiau būtent šį reaktyvumas, kai jis tinkamai kontroliuojamas cheminės ir medžiagų inžinerijos, leidžia mums kurti junginius, kurie sukėlė revoliuciją įvairiose srityse, nuo kulinarijos iki aerokosminių technologijų, ir yra būtini mūsų šiuolaikiniam gyvenimui bei pažangiausioms technologijoms. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar to nepadarėte, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų vartelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. Ar kada nors susimastėte apie elemento, pavyzdžiui, fluoro dvilypumą? Ar žinote kitų elementų, kurie taip pat turi tokią dvigubą asmenybę? Palikite komentarą, nes man įdomu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Ir jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai, siunčiu didelį glėbį ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.